Esu Vytautas. O aš Dovilė ir kaip minėjom savo socialiniuose tinkluose pradedam naują projektą Grupiokai. Todėl į savo pokalbius kviečiame pačius įdomiausius žmonės su įvairiausia bei įdomiausia patirtimi. Ir tam, kad nepraleistumėte naujienų, sekite mus Facebook'e ir YouTube kanale. Viską pažymėsime apačioje, o dabar žiūrime. I'm like Mike, he's out of sight. Woo, you got me pipe. You man like Ike, six out the spot. Into the night. Yeah, I'm shaking the drop. I'm still up on top. I bag the devil my eye. Can't pay me to stop. My God at the top. We gon' praise our way out the grave, dog. Living, speaking, praise God. Walking out the graveyard, back to life. I serve, follow your word. See with new sight. Into the night. Yeah, this life I'm living. All the advice been tipped in. Tai sveiki sugrįžę į dar vieną mūsų podcastą. Šiandien svečiuose turėsime kovotoją Raimondą Krilavičių. Jūs geriau jį galėtumėte žinoti dėl jo sportinių pasiekimų, tai jisai yra pro kovotojas ir treneris, dziudo MMA turnyrų laimėtojas ir dar žmogus, kuris sportuoja 20 metų, ar tiesa? Jau bus daugiau nei 20, bus daugiau, bet aš taip suapvalinau, mane močiutė nuvedė 6 metų, man yra su jau dabar 28, nu tai taip suapvalinkim, bet 20 tikrai metų esu ant tatamio sporto salėje, taip realiai diena iš dienos, taip patirties šiek tiek turiu. Klausimas, močiutė nuvedė. Kodėl nuvedė, tai... Dažniausiai mamas, tėčiai. Aš kaip ir savo vaikystę leidau su seneliais ir buvau, aš atsimenu televizorių, kaip seneliai žiūrėdavo, aš darydavau atsilenkimus ir aš įtariu, kad biškiai aš gal per daug aktyvus buvau ir jie norėjo mane išgrūsti iš namų, tai nuvedė iš tikrųjų norėjau lankyti dviračių sportą, bet nepasiekdavau pedalų. Labai apsiverkiau, atsimenu sporto centrą Sūduva Marijampolėj. Verkiau aš ten, mane tysė tą močiutę į stadiono ir pamačiau, kaip vaikai ant kilimo imtyniauja vartus. Močiutė sako, tai gal čia tu eisi, tipo. Ir aš taip nuėjau į ten, taip ir likau imtynėse ir labai daug metų atidaviau jom. O tai tavo karjera prasidėjo sporto klube, bet kai atvažiavai, sakykime, į Vilnių ar... Ne, mano karjera prasidėjo Marijampolė, toks buvo labai, jau legendinis turbūt kovotojas Egidijus Valavičius. Kas domisi šitų sportų tikrai žino, buvo labai didelė žvaigždė ir jie buvo su mano treneriu pirmuoju MMA įkūrė Gladiator Gym klubą Marijampolė ir kai man jau 18, 19, apie 20 metų tiesiog pasirinkau turbūt, kaip čia pasakyti, ten, kur gali sporto šiek tiek uždirbti. Tai nuėjau į gladiatorių, sukovojau, neblogai pasisekė, taip ir prasidėjo karjera mano. Čia gladiatorių turnyras kažkoks? Ne, gladiatorių gym mūsų sporto klubas toksai. Jo, ir aš atstovavau, sportavau kuris laikas, bet Marijampolė, kadangi nėra toks didelis miestas, tai tiesiog pritrūkdavau sparingų partnerių. Dėl šitos priežasties atvažiavau į Sparta gym klubą. O esi išbandęs kažkokių kitų kovos menų apart? MMA tai iš visis yra labai platus, nes ten realiai viską gali daryti. Su boksavėsies, su karate lankės, su imtynėvės. Faktas, tai imtynės tai yra mano pagrindas. Kickboksas, aš nežinau, kokio kovos meno aš nebandęs. Gal ten kažkokių ten, kur krapnaga ten kažkokie yra, tai tų ne. Bet šiaip tai aš manau, kad aš kovos menuose visus esu išbandęs, netgi Briusas Lee sakydavo, kad geras kovotojas ne vienas kovos meną išmano, juos visus turi pažinoti ir būti prilietęs. Tai aš manau, kad aš visus irgi jau esu prilietęs per tą 20 metų. Ir labiausiai, kuris tau pačiam? Aš esu toks gatvinio stiliaus, man patinka duot, gaut pačiam, verst, laužt. Tai tas MMA manis ir toksai
artimas sielai, nes ten tu gali būti universalus, tu gali ir stovėsenoj kovoti, ir parterį, ir imtyniauti, ir mesti, ir užlaužti. Tai man aš jį pamilau ir dar tas toksai populiarumas jo atėjo, nes dar ten prieš 10 metų kitas MMA toks, gal net kažkas nežinojo. Bet atėjo jo populiarumas, nu ir aš su juo stengiuosi žingsnis į žingsnį. O yra, kad tekia pamesti tą motivaciją kada nors per šitą visą kelionę? Ar tu toks aktyvus buvai nuo pat mažens, kad... Žinot, kas yra motivacija? Motivacija yra tada, kaip tu pažiūrai filmą, ar tau tai kažkas gaunasi, išeina ir tu užsibūstini ir... Oi, koks aš motyvuotas. Bet pas mus sportininkus yra rutina, disciplina, kadangi mes ten sportuojam visi beveik ten, nuo tų 8-6 metukų, kiti ten gal vėliau pradėjau, bet esmė mes sportuojam dieną iš dienos. Ir pas mus tai tiesiog susidaręs toksai įprotis ir jeigu mes nenueinam, bent tas aš asmeniškai, jeigu nenueinu į sporto salę, mane ima graužt sąžinė, kad aš kažko nepadariau, kad aš blogai labai jaučiuosi. Tai aš nemanau, kad čia motyvacija. Čia yra tiesiog įdirbis, kur tu negali paleisti. Mesgi į darbą, jei nenueisim, algos negausim. Jeigu aš nenueisiu į sporto salę, tai galimai per nosį nuo ko nors gausiu. Tai toks jau, žinai, ringė tenko išgyvenimas, netgi sakyčiau, ringė vyksta. Tavrasme, jeigu nesiruoši, praleisi. Taip. Jeigu tu net nesiruoši, nežiūrėsi atsakingai į šitą sportą, tai tu išėjęs tiesiog pralaimėsi 1, 2, 3, 4 kartus. Nu ir galimai tu galbūt būsi nereikalingas. Aš nenoriu ten kažkokių kitų sporto šakų žaisti, bet, tarkim, aš manau, kad į krepšinį tu gali galbūt negeriausius formus išeiti, neįmesi, kai treneris tave pakeis. Mes kaip išeinam į narvą, nelabai kas mus jau pakeis. Viens Dievas tik saugo. Jo, norėjau tai irgi sakyti, kad, žinai, krepšinį dar, futbolą dar gali pralaimėti. Net ar vardas ten nukris, reikia nukris. Taip, bet jau tu rizikuoji, netgi skaičiau, gyvybę apskritai. Visko yra mūsų sporte buvę, visko yra buvę, tai va toksai ir tas gaunasi toksai, kad tu, jeigu tu praleisi, tu neapgausi komandos, tu trenerio neapgausi, tu tiesiog save apgausi ir tu už savo tinkamą darbą gausi atitinkamą rezultatą. Tai reiškia į nosį. Taip jau yra. Apie tą rutiną, apie tos įpročius. O kaip tavo diena, sakykime, atrodo? Pasiruošimo metu? Nebūtinai, bet sakykime, paprasta diena, kaip tavo atrodo? Paprasta diena, tai keliuosi ryte, tai pavalgau, prasibudinu. Faktas, arba, kadangi mano darbas toksai, aš dirbu ir asmeniniam treniruotėm, tai jisai toksai monotonijos nebūna, tai jeigu aš turiu klientą ir anksčiau, tai einu pas klientą, padirbu, po klientų einu pats sportuoti, tada pavalgau, tada vėl darbas, tada vėl sportas. Realiai salėje, aš galvoju, jeigu su darbu įman, tai į dieną vidutiniškai 10 valandų tikrai praleidžiu. Taip, nes pats sportuoji 3-4 valandas kasdieną, plus dar klientai. Tai va, tai ta rutina, tokia tiesiog salė, arba tu treniruoji, arba pats sportuoji. O kas tau smagiau? Treniruoti ar pačiam dirbti su savim? Labai suktas klausimas čia. Suktas klausimas. Aš manau, kad bet aš turiu omeny, tu kartais būni pavargęs ir gal maloniau kitą treniruoti, bet žinant, kokį tai duoda drivą tau, tai labai sunku atsakyti, nes ir treniruoti faina, nes treniruodamas iš tikrųjų pats dar daug kažką save pataisai, pasimokini, nes pamatai, kad kitas tas klaidas daro, tai va toksai labai suktas klausimas, negalėčiau net atsakyti. Vat klausimėlis man toksai, vis tiek kovotas, ruošiesi kovoms, kad ir ar įprastų laikų, ar prieš varžybinis tas tempas, ne? Ar tavęs tai neišmuša, kad tu dar asmenis treniruotis, sakykime, taip kaip... Mes ją sumažinam. Jau kaip būna mūsų 5 savaitės, pačios sunkiausios, kur tada mes būnam labai pikti, irzlus, nepatenkinti, nelaimingi, tai mes jau tuos klientus taip stengiamės apmažinti ir skiriam visą dėmesį į poilsį, miegą ir maistą. Tai toksai būna biškai mažini, ten pasilieki 2-3 į dieną darbo valandas, bet jau ten pilnu tempu tai nedirbi kaip šiaip. O sportininkų, kaip profesionaliam, tarkim, vis tiek esi pasiekęs daug metų sportavęs, kaip pragyventi, tarkim,
jeigu tai be treniruočių, tarkim, būtų įmanoma be papildomų? Žiūrint kaip gyveni. Žiūrint kaip gyveni. Jeigu gyvensi, šiai dieną, jeigu nedirbčiau, ar man išeitų pragyventi tik tai iš mano laimėjimų, užmokesčio už kovas, tai pragyventi išeitų. Gyvent ne. Tai va tokia ir situacija. Aišku, plus dar ten rėmėjų mes turim ir taip toliau. Tai kaip ir pragyvent, kukliai susispaudus galėtum, bet kad jau turėtum ten sumažinti daug visokių ten pramogų ar dar kažko. Tai va, tai maždaug. Vis tiek keliauji su varžybomis po visą šalis. Tai kokia yra įsimintiniausia šalis ir kova su kažkuo, tai su kito kovotoju? Gal atsimenu? Tokia labiausiai įspūdį padariusi šalis buvo Kinija. Pekinė, atsimenu, kovojau, tai kuo jinai man įspūdį padarė, nes ten mus labai griežtai, kažkodėl mes atskridom iš oro uosto, mus ten apsauga visur vežiojo, mūsų be apsaugos nelabai išleido į miestą ir mus nuvežė į tokį rūmus, ten vilą, aš negaliu pasakyti, bet jinai buvo kalnuose ir aš išeinu ir wow, galvoju, ta prasme, ten teritorija milžiniška ir galvoju wow. Žodžiu, galvoju, tokia visa Kinija, bet ne, gaila taip nebuvo. Ir tada sukovojau aš kovą, ir mes tokį kaip jau atšvesti, norim pamatyti tą patį Pekiną. Tai nuvažiavus į patį centrą, tai buvo apstulbęs, nes labai daug skurdo pamačiau, labai daug policijos, visų to griežtumo tokio tvarkos, tai va toksai. Ta šalis man paliko tokį įspūdį dviprasmišką, kur aš buvau, kur mum kaip svečiam pateikė, tai buvo wow, kalnai, ten šventyklos visokios lipi ant kalniuko viena, žodžiu, bet kaip nuvažiavom į miestą, tai truputį liūnas vaizdas buvo, tai turbūt toks iš varžybinių kelionių Kinija padarė įspūdį, nes jinai tokia permaininka, čia žiūrai labai faina gražu, čia žiūrai, kad gaila tų žmonių, ten miega realiai centre, aš tada prie kažkokių ten, nežinau tiksliai, kas per pastatas buvo, bet aš galiu pasakyti, kokį 300 žmonių miega tiesiog miegmaišiuose. Tai tikrai padarė tokį įdomų įspūdį. Nuvežė ten, kur jau geriausias vietos jau. Tikriausiai. Dar pasatė kažkur tai šalia žmogaliuką, kad žiūrėtų, saugotų. Tikriausiai. Taip. O pačia Kinija, paskui Pekinas ten, nežinau, gal aš papuoliau į tą rajoną, bet tikrai aš tai buvau labai nustebęs ir visa mūsų komanda buvo nustebus, nes labai daug benamių buvo, tiesiog miegojo ant žemės, kvapas labai stiprus, smogas toksai sklandė, tai jau nebuvo taip gražu, kaip kur aš gyvenau. Tai va. Aš atsimenu anksčiau į Lietuvą ir į Lietuvos sportininkų žiūrėdavo keistai, nes nežinodavo, kur ta Lietuva. O kaip dabar, sakykime, su sportininkais būna? Atvažiuoja, žino, kur Lietuva, ar nelabai? Ar vis dar toks klaustukas jiems? Jeigu kalbam apie Europą, tai tikrai niekada nebuvę tokio klausimo, kad sakytų, kur ta Lietuva. Bet kaip sportavau Miami, Amerikoje, tai kadangi ten labai didelis džimas buvo ir galbūt netgi buvo žmonių iš tų šalių, kur aš nežinau, ten Afrikos kažkokios, tai tada kaip su jais kalbėdavai, nes bendraudavai, tai paklausdavau, kur ta Lietuva, nes jie nėra tikri, ten Europos iš jų žemyno nepažįsta. Tai va tokiais atvejais būdavo, bet Europoje tai niekada tikrai nėra, kas paklausė, kur yra Lietuva. Ar sumaišė su Latvija ten, ar Lenkija, visada žino ir jau mūsų sportininkai yra gan garsus pasaulyje. Čia būtent kovota, aišku, tada pasakai, kad iš Baltijos šalių tada biškai susiorientuoja, turbūt geriau. Taip, bet čia Amerikų, kaip sakyk, ten ar Baltijos, ar kokios šalys, ten tas vaikinukas iš Afrikos, ten gal to pusės buvo, tai jisai nelabai jam kažką sakytų Baltijos šalys. Tai va, toks gal buvo įvykis, kad tada paklausė, kur ta Lietuva. Neseniai buvau KOK varžybose. Stebėjau gyvai tavo varžybas, iš tikrųjų labai skaudžiai atrodė tas griebtelėjimas už akių. Kaip, sakyk, pats vertini tas varžybas? Nes tikrai kaip to priešininkas, sakykime, ganėtinai stiprus šiaip. Kaip aš vertinu varžybas, tai vertinu, kad jos nėra pačios geriausios mano karjeroje.
tikrai buvo tokia sudėtinga kova, jau jisai mane psichologiškai spaudė nuo svėrimų ceremonijos, keikė visaip ir bandė psichologiškai parklubdyti. Ir priešininkas, galiu pasakyti, buvo per karjerą pasimaišęs vienas nešvariausių, kokie esu turėjęs, buvo labai slidus dėl kažkokių priežasčių, dūrė į akis, kabinausi už žingo virvių, ko negalima daryti, tai yra piktybinis veiksmas. Tai kaip pirmai uždavėt klausimą, kuri kova įsimintiniausia, tai dabar šitan vien dėl to nešvaraus žaidimo. Tai va, tai ir vertinu neįtin gerai tą savo pasirodymą, bet taisysim klaidas. O kaip po varžybų vis tiek padarot kažkokią refleksiją su treneriu, ar tiesiog pats mokaisi iš to? Mūsų refleksija reikia ant manęs. Ką tu čia to ir to negalima. Tarp viską mačiau ten. Tu stovėjai, kažką treneris tenai, Andrius, ne? Jo, sakė. Gerai, kad filmavo, būčiau per ausį gavęs. Tai taip, žinoma, aptari. Mūsų treneris iš vis yra labai mėgsta kandžiuot, tai realiai jeigu padarom klaidą, tai tas klaidas mes klausysim tikrai ne savaitę, pusmetį arba lygi siekiančios kovos, po siekiančios kovos jis vėl turi naujos medžiagos ir tai mūsų gyvenimas eina. Tai va, tai jo, aptariam, bet ten ir taip man viskas aišku buvo, ten labai daug streso buvo šitai kovai, tai todėl psichologiškai viena tokia sunkesnių man buvo ir nebuvau savo pilnoj formoj. O kaip tavo treniruočių planas keičiasi po kiekvienos kovos, ar, sakykime, ta rutina išlieka? Tai viskas priklauso nuo to, su kuo aš kovoju. MMA, kadangi gali ir smūgiuoti, ir imtyniauti, tai priklauso nuo to, ar tavo oponentas bus stovėsenos kovotojas, ar jis bus daugiau imtynininkas, tai pagal tai ir pritaikomas būna planas. Tai koks jisai bus siekiančiai kovai, viskas priklauso nuo oponentų. Ir gaunasi, kad per pasirašymą tas 5 savaitės ruošiesi. Ar anksčiau dar ruošiesi? Sportuojame mes niekada nesiilsim, čia kaip sako blogis niekada nemiega, tai ir mes niekada nemiegam, bet jau tas 5 savaitės tai mes darom tokių labiau ištvermę, greičiui, technikai, tai ko reikia, atidirbinėjom oponentų silpnas vietas, į kur galima atakuoti ir panašiai. Ja, tai stipru iš tikrųjų, tas man tas sudėtingiausia iš tikrųjų, aš pats anksčiau kažkaip truputėlį taip sportavęs esu, ir tikrai suvokiu, kaip yra sunku, kiek laiko užtrunka tas pasiruošimo laikotarpis, kiek reikia jėgų atiduoti, žinai, kaip būna kiti stebėtojai, stebi, žiūri ten ir paskui komentuoja sėdėdami ant staliuko, ten toli, visi įsivaizduoja, tai smūgiuok jų dešinės agresyviau, bet jie nesupranta, kiek tai yra darbas, kiek psichologijas įeina į tą pačią kovą. Ir aš tikrųjų pats asmeniškai labai vertinu ir suprantu kovotojus, kaip yra sunku. Tu smūgiuot stipriau ir iš dešinės gali bokso maišą, kuris nejuda. Bet į žmogų smūgiuot iš dešinės ir agresyviau, kaip jisai reaguoja į tavo krustelėjimą. Tai čia jau žinokit, pabandykit. Nueikit, pasportuokit, pamėginkit ir tada jau iš tų tribūnų reikėt profesionaliau. Nes, jo, tie komentarai dabar ypač kaip yra ta prizmė, kad realiai, nežinau, visas Lietuvos tiktokas ant smurto sėdi, galiu pasakyti. Tai jo, visi dabar ekspertai ir visažiniai gaunu aš tų žinučių irgi, kaip mane pamokina, ką daryti ir ko nedaryti, bet nelabai mes jas reaguojame jau tokiu. Anksčiau reagavau, dabar jau skūrą užsidėjęs, aš komentarų neskaitau, ta prasme, ten pamatau, kad 20 komentarų, tai neskaitau ten. Vis tiek, kalbėjom apie tai, kad dar esi ir mokytojas, treneris, sakykime, taip ugdai. Tai čia labiau jaunimą ir vyresniami žmonės. Ar miksas tos gaunasi? Pas mus yra tokia universali grupė, yra ir jaunesnių, yra ir vyresnių. Aš džiaugiuosi savo grupę, nes joje renkasi aplamai tikrai neagresyvūs, nepikti žmonės. Tokie netgi pasakyčiau, kad daugelis aukšto intelekto tikrai nesirenka į tas treniruotės muštis ten ar kažkaip pykčio išlieti. Tai ir tas toks
būrelis mūsų susidarė toksai, kad visiems gerai ir yra ir tų jaunesnius labai palaiko vyresni, nes žinau, kad jie nedrasesni. Tai iš tikrųjų labai fainas kolektyvas susibūręs, toksai ir esu patenkintas, kad galiu kaip čia jam vadovauti. O gal netgi pats ruoši tam tikrus kovotojus? Taip, dabar mes pradėsim, dabar yra keletą potencialių tokių vaikinukų, su kuriais planuojam sudalyvauti tokiuose kaip Lietuvos mėgėjų čempionatuose. Kokios savybės yra būti? Kaip atkreipi dėmesį, kad jis charakteris. Kaip kovotojas? Charakteris. Tu gali, aš pats kreivas esu, aš pats mušu ten krentu, bet tu turi nebijot. Nebijot gauti snukį ir nebijot duoti snukį. Jeigu tu eini į kovos menus ir tu tikiesi, kad tu negausi, ar tavęs kažkaip ten, nežinau, nesužeis, ar tau neskaudės kojos grįžus, tai neiki ten, nes tu atėjęs į kovos menus vis tiek. Ten gal, aišku, nepiktybiškai be prakirtimų, bet tau tikrai pataikys ir tikrai tu pataikysi. Tai kiekvienas, kuris eina sportuot kovos menus, kontaktinius, turi suprast tą dalyką, kad ir jūs gausit, ir jūs duosit. Tai ko palinkėtum iš tiesų, kurie dabar galbūt sėdi patogiai ant foteliuko ir galbūt tik galvoja pradėti kovinį sportą ar nepradėti, ką tu jam palinkėtum? Aš tiesiog siūlyčiau pamėginti, ateiti, pavyzdžiui, pas mane treniruoti pirma ir antra, jeigu jūs nori įsimėginti, yra tikrai, ten aš neapmokestinu, ateina ir aš manau daugelį klubų taip ir ateina, pasimėgina, arba jam tiko, arba netiko, paspaudžia ranką iš jo, bet pasimėginti, nes tas įspūdis, kaip mes matom, kaip mums atrodo, nėra tas pats, kaip pačiam pačiupinėti. Tai ką, grįžtam į mūsų jau žinomą rubriką Facebooko klausimai. Ir šį kartą turim 4 žmonės ir šiek tiek daugiau klausimų negu 4, tai paklausiu. Ir turim 2 anoniminius. Tai va čia tokie slaptieji klausimėliai. Labai įdomus anoniminiai klausimai, tai prieisim prie vėliau. O dabar pirmasis klausimas būtų, kas motyvuoja sportuoti toliau? Kiekvienas laimėjimas, kiekvienas pralaimėjimas, tu tiesiog supranti, kad tu nori tobulėti ir nesvarbu, kaip baigėsi tau kova, arba tu toliau sieki savo tikslo, arba ne. Jeigu tu stabdai ir nusprendi nesieki savo tikslo, tai tu tada ir be motyvacijos, ir be tos disciplinos buvai. Bet jeigu tu jo eini į priekį, tai automatiškai tave ir skatina, kas bus, va tada ir tada, jeigu aš pasieksiu. Tai va tas. Klausimas, koks tavo tikslas, kai eini link tikslo? Kokį tikslą turi tokį savo išsikėlę? Iš tikrųjų, va čia, aš nenoriu būti joks čempionas, aš nenoriu ten būti dar. Aš noriu, kad kaip jau baigsiu karjerą, kad kaip žmogus, kaip čia pasakyti, paklaus, arba bent domėsis, kas aš buvau, kad jis pabrėžtų, kad aš buvau tikras kovotojas. Nereik man ten titulų kažkokių, garbės ar dar. Noriu, kad mane žmonės laikytų kovotojų, tikrų kovotojų, garbingų, disciplinuotų, kuris ėjo savo tikslu. O gal turi kažkokį projektą ateityje, kuris pastumėtų tave treniruotis, ten kopti karjeros laiptais, sakykime, taip? Mano projektas tai visos kovos. Man patinka kovoti, tai ir aš einu link jų ir dar tikrai netrumpą laiką kovosiu. Gerai, mes lauksim. Aš jau laukiu. Gerai, kitas klausimas. Kodėl pasirinkai būtent Sparta Fighting klubą? Jo, čia yra situacija. Galvoju, kuris klubas yra geriausias. Nieko aš nežinojau iš tos Spartos. Ir gerai, aš toks labai kietas jaučiausi. Labai kietas. Nuvažiavau į Spartą. Važiavau iš vis per visus Lietuvos klubus, Kauno, Vilniaus. Ir nuvažiavau į Spartą. Ir kaip aš gavau į skūrą, Sieras taip mušė, aš atsimenu, Vikšraitis, visa hebra taip mušė, aš taip gavau strėlių. Ir aš sėdžiu po tos treniruotės, atsimenu, kaip dabar Andrius Šipailai žiūri taip iš toli, dar jis net nebuvo mano treneris, šypsosi. Aš galvoju, jo, va čia hebra juda. Tai ir galvoju, kur man treniruotis, jeigu ne ten, kur aš gavau gerai kailį. Tai va todėl ir pasirinkau Sparta FIG, manęs tikrai gavau daug strėlių ir nusprendžiau, kad
noriu vieną dieną jiem duoti atgal. Tai po biškį gražinus kovą. Čia gal ir yra tavo tikslas, žinai. Projektas Bet galbūt. čia turbūt reikėtų pabrėžti, kad čia daugiau, kadangi profesionalus, kai gavai strėlių, kad nesuprastų, kad klube pačiam. Ne, per sparingus aš gavau spaudimo, tikrai nuo daugelio aš pralaimėjau tų sparingus ir automatiškai. Kitas galbūt jiem tai nepatiktų, jisai rinktųsi kur lengviau, kur jį mieliau priema. O man patiko, nes jie buvo stiprūs, greiti, techniški ir aš norėjau prisijungti prie jų kolektyvo. Tai va, tas ir mane įtakojo pasirinkti Sparta Fight Gym klubą ir aišku dar treneris. Jisai ne tik treneris, o yra ir draugas. Tai man tas labai patiko. Tokį aukštą lygį pamatė iš karto. Tikrai. Lietuvoje galiu teikti, kad kažko aukščiau sunkiai rasit. Gerai, ačiū labai. Tada kitas klausimas. Kas buvo sunkiausia pradėjus karjerą? Sunkiausia turbūt susitvarkyti tada, kaip tau nepasiseka. Jeigu tu dirbi atmestinai ir tau nepasiseka, nieko. Bet jeigu tu įdedi savo visą širdį ir tu tikrai darai viską maksimaliai ir tau nepasiseka, labai didelis apmaudas ateina. Čia galima ir palyginti su investicija, kaip tu viską suinvestuoji ir tau nepasiseka, tu viską prarandi. Tai va, tokie epizodai mano gyvenime tiesiog į neviltį varo, nes sėdžiu. Ką aš ne tai padariau? Miegu ten, nežinau, 10. Valgau tą sugnistai neskanų maistą, sportuoju, kai žvėris, visą save atiduodu, stengiuosi psichologiškai stiprėti ir tau nepasiseka. Ir tu galvoji, kas čia, išbandymas ar kažkas, Tai va tas dalykas tikrai taip tave nukautuoja, kad tu galvoji, ką dabar daryti. Tai va tokie epizodai ir kaip tu jų išlipi, tu jautiesi tada karalium, nes išgyvenau dar vieną nesėkmę ir jau kitą kartą, jeigu tau nepasiseks, tu bent šiek tiek žinosi, kaip elgtis tokioje situacijoje. Čia kaip testas tau būna toks, ar išlips ar neišlipsi? Tie testai, tai nebereikia jų viskas. Nebetestuotų laitas. Dievas manęs užtenka. Fiziškai ką paskauda, žinai, psichologiškai. Taip, atsistatymas daug ilgiau užtrunka. Taip, fiziškai tai iš vis ten niekas. Taip, tada kitas klausimas, ką pakeistum, jeigu grįžtum atgal į karjeros pradžią su dabartinė patirtimi? Anksčiau į Spartą atvažiuočiau. Pirmas dalykas. Tai anksčiau į Spartą atvažiuočiau, daugiau klausyčiau vyresnių, aplinkinių, kurie gyvena tame, nes kartais tu atrodo, kad tu viską žinai ir neskubėčiau, nes aš iškart į top lygį norėjau šokti, o dabar neskubėčiau. Tai va, tai yra, man labai nepatinka, kaip sako žmonės, neklausyk, ką sako kiti, daryk. Ne, klausyk, analizuok, supras, ką jie sako ir tada atsirink, ar tau tai naudinga ar ne. Nereikia būti tokiam, kur kiauragalvių, kur eini ir darai. Ir nors tau žmogus sakė, kad jei broli čia nudegsi. Tai va, tai aš dabar daugiau analizuočiau ir atsargiau rinkčiausi sprendimus, kovas. Supratau, ačiū. Ir tada dar vienas klausimas. Ar bus trečioji kova su Mineiro? Ar pačiam patinka šis ažiotažas dėl konkurencijos su Brazilu? Konkurencijos tai aš jiem nejaučiu. O dėl kovos, mūsų vadas yra Andrius. Jei jis pasakys kovok, nėra problemų, einu ir kovoju. Jeigu Andriui pasirodys, kad jinai nėra naudinga, nėra mūsų kažkur jinai nepastumės, tai tada tos kovos ir nebus. O kaip pačiam atrodo, norėtųsi kažkaip? Tai aš ir šiandien dar norėčiau jam užvažiuoti. Kaip įrodyti? Peržiūrėjus praeitą kovą, kas įvyko, tai jis atliko 2 smūgius tikslius, kaip aš į visą gal per kovą 5 takedownus padariau, primušiau į galvą, ten nežinau kiek smūgių ir visą kovą kontroliavau. Tai kaip žmonės ten paklaustų, ar tu laimingas tą pabaigą, aš nesu laimingas, bet pažiūrėjus iš sportinės pusės, rezultato prasme,
nu tai ten buvo realiai vieną kasą, apart ten jūs tų taiklių smūgių. Tai viskas nuo Andriaus šitoje vietoje priklauso. Okay, ačiū labai, tai turim dar porą anoniminių klausimų. Jie tokie įdomus. Dabar jau man įdomu. Gerai, okay. Tai anoniminiai klausimai, kuriuos mūsų uždavė. Tai ar teko gatvėje panaudoti savo kovinius sugebėjimus? Teko. Gal žmogus rašo, žinai, kur sako? Teko. Ir jeigu tau, tai atsiprašau. Tikrai aš esu gatvėje turėjęs ne vieną konfliktą. Anksčiau, dar prieš profesionalų sportą, aš nemėgdavau nusileisti. Ir nepaisant to vyresnis, didesnis ar dar kažką, tai tikrai turiu ir kovos randų. Ir tikrai yra žmonių, kur turbūt po šiai dienai pyksta ant manęs, bet aš esu abstinentas, aš niekada nebuvau tas, kuris provokuoja. Aš visada atsakydavau. Tai yra buvę, nesididžiuoju tuo, bet nesu, Dievas mato, niekada pradėjęs tų konfliktų, bet esu užbaigęs. Mes patikim, tikrai. Tai va. Bet jeigu dabar, pavyzdžiui, matytum konfliktinę situaciją, atsitrauktum. Oi. Kiek buvę. Ten ir paukščių mane pavadino, ten supranti apie ką, bet ką, ašgi žinau, kad aš jį nugalėsiu. Realiai aš žinau, kad aš jį nugalėsiu, aš žinau, kad aš jį galiu sužalot ir ten padaryti, kad vasaros neturėtų, tarkim, o sanatorijoje prabūtų. Ir aš tai žinau, nesvarbu, jis didelis ar dar kažkas, mes kovotojai, profesionalus kovotojai, mums Lietuvoje, mes tik vienas kitam galim primest konkurenciją. Tai ir viskas, aš dabar juokiuosi. Juokiuosi, nes tikrai būna, kad kažkas kažkaip ten nemandagiai įsireiškia, bet viskas, jau aš užaugau turbūt ir nesivėliu. Atėjo ta branda tokia, žinai. Jo, kad... Visi šipsoti, taip, leisti tą kepurę. Nes bet kokiu atveju, kad ir ką jisai man darytų, aš liksiu kaltas, nes jisai nukentės. Tai kokia man prasmė? Ir taip kovotojam apskritai yra sunku savo vardą saugoti. Taip. Ir visi tik pamato, nebent kažką nedaug dėja vienas padaro ir visus iš karto nukryžiuoja. Taip. Tai čia ir būtų situacija, man kad ir ką pasako, kad ir jis ant manęs pultų, aš jeigu atlikčiau smūgių, dėl kurio jisai nukristų ar kažkas atsitiktų, aš kaltas būčiau. Ir niekam neįdomu, kas pradėjo. Todėl čia jau mes visi kategoriškai nuo tokių dalykų atstumą laikom. Tai teisingai. Na, šitas kiek linksmesnis. Per kiek laiko pasidarai tokį presą? Tai gal taip ir atsakyčiau, kas taip. Bet dar būčiau, mes turim visą sakinį. Presą. Aš turiu nuo 7-8 metų. Aš visada jį turėjau. Ir žmonės klausė, aš šiaip prieš miegą ar kebabą nepasiraušimo metu suvalgau. Ir ten jūs pamatytumėt, kiek aš valgau naktim. Tai ten visi dietologai ten šokę būtų. Tai aš turbūt stereotipus laužau 100%. O dabar prieš jūsų laidą McDonald'e valgiau. Ir ta prasme, apart pasiruošimo metų, aš valgau tikrai nešvariai. Aš tau sakau taip, Raimi, tu sportuoji 2 kartus į dieną. Tikrai sportuoji ten ne kažkaip atmestinai ir dar tu valgyti negalėsi cepelinų, šaltibarščių, ne brolės, tikrai valgysi. Tai tas presas, aš nežinau per kiek, aš jį visada turiu. Aš tai sakyčiau 20 metų. Aš manau, įsivaizduoju, kai sakai, nuo 8 metų ir žinai, kai jūs parto tie 300 pametė, kur tipo mažiukas su barzda, tipo ir presas, tai va taip, būtum tas spartėtis, tai atrodytum taip. Tikriausiai, nes pas mane tikriausiai ir genai yra neblogi, bet aš visada presą turiu. Aš ten man išplyšau ranko operaciją darė, aišku, sportuoju visada, bet aš presą visada turiu, tai nėra per kiek aš jį pasidariau, aš jį turiu visada. Okay. Tai ar turi žmoną? Žmonos neturiu. Ok, tada klausimas dar įdomesnis. Ar sutiktum atsigerti kavos? Čia jau draugiai supyks. Yra kaip yra.
Tai tiek su mūsų klausimų rubrika. Ačiū tau, kad jas atsakėjai. Ir vienareikšmiškai esame dėkingi grupiokų kanalas. Čia, kaip supratau, čia ir presą, apie presą klausė, ir apie kavą Čia tas taip pats. gražiai, Bet čia tas pats žmogus. Tas pats žmogus. Tai dėl presų kavos norėjau. Dėl presų nuva. Žiūrėt norėjau, aš arčiau. Jau Nuva. dabar draugės nebeturiu. Ne, draugę turiu, bet, o galvoju gal kokius asmenybei patinka. Ne, va presas, nuva. Laikai, Laikai atėjo. presas. Kalbizmas, gražus kūnas. Nieko. Žinotų, kokia asmenybė graži, manau. Taip, vidinė. Taip. Ok, tai dar kartelį dėkui, kaip ir kalbėjau. Ačiū Jums. Ačiū visiems, kurie stebite, palaikote, komentuojate. Jūs patys svarbiausi mums. Ir žinoma, ką padarykime? Nepamirškite užsirašyti mūsų kanalo ir pamatysite visą aprašymą mūsų skiltyje. Taip pat pažymėsime Raimondą. Norėjome parašyti ir jo numerį, bet kaip mato draugė turi, tai nepykit. Dėl presų. Dabar esim spalingu. Ačiū labai Jums, kad žiūrit ir nepamirškite stebėti mūsų kanalą.